Šiandien sekmadienis. Vaikšto mieste. Didelis įdėsys čia kaip visą laiką. Bet dėl staigaus pasikeitimo planų teko išeiti į miestą. Dabar labai karšta pas mus. Taip, kad eisim išbandyti ledų taupių, kuriuos matėm čia neseniai. Tipo, jie labai natūralūs ir homemade vos ne. Tad išbandysim skonį, kaip viskas čia atrodo. Taip, su persikais ir hibiskus kažkokia egiptietiška arbata, kiek suprantu. Kiek domėjomės, 3-5 kalorijos. Ja. Whole peach slices. Įdomu bus paragauti. Čia kaip šerbetas, bet viduj persko gabaliukas tikrai sėdėtas sušaldytas. Ačiū tau, kad mane panojai. Tai buvo skanus. Įdomus toks jausmas, kaip pavalgytų šerbeto ledų dažnai būna, jeigu jie atsidalini cukraus, pavyzdžiui, ir pabaigia valgyti, labai troškina, norisi atsigerti labai. O po šitų tikrai jauties atsigaivinęs 100%, bet realiai kaip... Iš Londono. Iš Londono. Parašyk. Va. Tai ką dabar, kad jie iš Londono. Londonas garsėja kaip ledų gerų gamybą. Natūralių ledų. Tai va, bet realiai aš turbūt nepirkčiau jų dar kartą, nes vis dėlto 2 € už vieną porciją, tai... O aš juos pirkčiau ir pirkčiau, kiekvieną dieną pirkčiau, nes 35 kalorijos, tai kiekvieną dieną galiu valgyti tokius ledus. Bet aišku, norėčiau pabandyti ir kitų skonių, ten buvo labai įdomių kitų skonių, pavyzdžiui, buvo su mėta ir juoduoju šokoladu. Buvo grynai jogurtiniai su miško uogo, buvo šaltos kavos, šalta kava. Tai va, noriu pabandyti ir kitų įdomų, kiek kalorijų turi kiti. Kitą kartą aš pabandysiu. Almantė, kadangi turtinga, tai jinai pirks kasdien, aš tai turtuolė. Aš tai kadangi ubagas, tai vat vieną kartą paragavau. Naudos atsikąsti. Bet ne, atėjom čia pavalgyti, mes čia atėjom tik į tualetą. Vienintelė veikla, dėl ko čia verta ateiti, dėl tualeto. Sėdim kavinėje, vadinasi Happy Italy. Šiandien pasikoregavo taip planai biškį, dėl to išėjome į miestą, nes noriu pasidalinti vieną istoriją, kai viskas įvyko. Tai buvo suplanuota jau senai, kad šiandien bus turnyras 3-3 ir užregistruota viskas ir 1 valandą turėjo prasidėti turnyras. Visi 1 valandą susirinko. Organizatorių nėra 1 valandą, jie kažkur dingė, aš gerai pažinau organizatorių, todėl galvoju, nu gerai, palauksim truputį, viskas bus gerai. Bet visi laukia, apšilinėja, taip toliau, ten renkasi žmonės, pusę valandos nėra organizatoriaus paties. Aš jam rašau žinutę, jisai, tipo, sakau, tai kame reikalas, kaip tu čia, kur tu esi iš viso čia žmonių, jau žmonės skirstosi po biškį, net sumokėjo pinigus už varžybas, dalyvavimas varžybose. Jie išeina namo tiesiog, nes čia, tipo, jau visiškai, nu, tarpsme, suprantama kodėl. Ir, ką laukiau 45 minutės, jisai atrašo žinutę, kad jis susėmęs ten kažkokiais reikalais ir gal bus už 15 minučių. Tai, prasme, čia tiesiog šitą istoriją papasakau ne dėl to, kad
čia pasiskųsti ir kažką, bet šitas tokie nutikimai labai dažni Olandijoje, čia, pavyzdžiui, su kuo mes susidurėm, ir ypač, kai tu nori daryti kažką savo, kažkokį taip kaip verslą ar kažkokį tai padėti kažkiem žmonėm, gal truputį kažką savo sukurti toliau, kuri paliečia daugiau žmonių, su kuriais reikia bendradarbiauti. Ir va tokie žmonės ilgai pasitaiko kely ir labai sunku, iš tikrųjų, aš nežinau, aš asmeniškai to nesuprantu ir kaip galima, kaip šitoje situacijoje organizuoti savo turnyrą, apie kurį tu pranešė jau prieš 1,5 mėnesio. Ir kai ateina diena, tiesiog kažko užsiėmęs 45 minutės papildomai, niekam nepranešė, kas vyksta, tu prasme, net man nerūpi gal. Tai va, ir čia būna taip, susiduri su daug labai žmonių, va, tai va, bandai kažką įdėti, kažkas pastangas, taip toliau, bet atsitrenki tokie žmonės, kuriems tiesiog nerūpi kažkodėl, aš nežinau, kaip jie susiformavo šitoje kultūroje visas šitas toks atsipalaidavimas totalus, bet tai kažkas kažko aš nesuprantu, gal aš kažkai netaip suprantu, nežinau, bet man tai nepriimtina visiškai ir labai keista, kaip jie tai toleruoja ir na, tiesiog. Dėl to aš aišku irgi sakiau, kad čia prasme visiškai nerimta, čia net ne apie turnyrą kalba, čia tiesiog nepagarba pačiam žmogui, kuris ateina dalyvauti turnyrą, tai čia jau nuo šito prasideda viskas, taip kad tiesiog atėjome į miestą Salomantę praleisiu tiek laiko, gera diena, graži, bet reikalingai ten nervuoti dėl kažko tikrai nesiruošiu, aš nėra taip jau svarbu ir tiesiog susiduriu su tokiais žmonėm, pasimokai kitą kartą, žinai, ko tikėtis ir gal net nelendi ten, kur tau nepriklauso, gal jeigu toks požiūris į darbą pas juos, tai prasme, nežinau, dėl to rezultatai irgi tokie būna. Tai va, dabar valgysim picerijoje, valgysim makaronų, salotas, turbūt Salomantė. Einam link mūsų žirgų, kitaip vadinamų dviračiais. Miestas susidarinėja, traukiam link namų. Taip, šiandien buvo neplanuota truputį diena, bet kaip mes ir sakėm jau, įkvėp gyvenimą ir viskas bus gerai. Nestresuot. Ir tiesiog situacijos, kurių negali valdyti, negali užvaldyti tavo dienos ir tavo nuotaikos. Taip kad sveikinam, geros savaitės, draugai. Iki.